Išvažiuojam. Mano vardas Justas. Jos Kamil. Mūsų kažkokia kelionė prasideda dabar. Biški vėliau negu turėjau. Tai kai visada čia su Ne. moterim visada taip būna. Važiuojam, Jess. Gerai, iki. Iki, jo. Čiau, čiau. Čiau, bambinos. Čiau. Važiuojam. Eite. Pasiimti Viso. bilietų. Lai kelionė prasideda. Pajudam. Pajudam. Na. Nu. O dabar publika. Važiuojam. Kilometražas. 0. Kelionė prasideda. Na ką, truputį kitaip nei buvo planuota. Gavom lietaus, o kempingas laukia mūsų, tai Ne. Gali būti, kad bus pirma naktelė. Praleista šiltoj lovelė. nežiūrėsim. Dar nieko neplanuojam. Žiūrėsim, kaip busim vietoj. Na ką, pirma stotelė - degalai. Kaip tau, Justukai? Kelionė iš Klaipėdos iki Kauno. Kaune jau. Gerai, galėtų nelyti. Būtų smagiau. Pirmas kuras. Nu tikėkimės, Lenkijoje bus pigiau. Lietuvoje va už visoką. Gana eisim kažką nusipirkti. Justukai pasiruošęs? Pasitikrinom postą. Nieko nerado. O, kiek galėjom turėti. Viskas maunam. Mes tenkiam. Pirma šalis. Nu, bučkis įvažiavus į Lenkiją. Lenkiškas bučnys. Dar vienas. Dar Na, nu į dar vienas. Dar vieną. Na. Dėl sėkmės. Ar. Sveiki, mėly sekėjėliai. Apšviesi. Šiuo metu esam Lenkijoje. Išvažiavom iš Klaipėdos. Kad visiems būtų aišku, vykstam dabar į Vokietiją. Vokietijai laukia vestuvės draugų. Tai nusprendėm, kad visai fainai būtų pasidaryti Eurotripą, kad jau taip į Vokietiją varėm. Tai planas šiandien pasiekti miestelį Nove Gutį. Liko 113 km. Važiuosim nedaug, po kokius 400 km, 500 km į dieną. Sufokusavę esam pamatyti kuo daugiau
vietų. Planas, miegos šiandien palapiniai, nors namų bus, kažin ar tai leis, bet manau, kad pavyks viskas, didelių planų neturim. Kaip seksis, taip seksis. Tai kažkas apie 2 savaitės čia turėtų trukti mūsų tripas. Pirmą kartą bandom. Pažiūrėsim, kaip čia gausis. Jeigu tiks ir patiks. Pirksim kemperį. Pirksim kemperį, pirksim kameras, mikrofonus. Tai va, gerbėmieji. Važiuojam dabar į Naują Gutį. Ten ir toks ežeras. ChatGPT sakė, kad graži vieta labai. Pirmai dienai sustoks palapinėm, kad tas... Meškerės irgi paruoštos. Meškeris įsidėjau, nu... Nežinau, kiek čia pavyks žvejot. Bet pavyks, aš manau. Rasim, kur įmest meškerytę į vandenį. Tai va, prisižiūrėjom Samuškinių, prisižiūrėjom visokių Valojevičių. Dabar patys išvarom. Turim palapinę, daug kempinsim. Tai tiek. Ačiū už dėmesį. Sekantis susitikimas, kai kažkas įvyks. Paklauskit, ką mano vyras vakar veikė. Tavo vyras vakar vestuvėse buvo brolių. Su tavim kartu. Nu. Smagu buvo, gerai. Bet ne tą norim išgirsti. Nu, buvo gal biškai persistengti. Šiandien buvo vėluota išvažiuoti 2 valandas. Daugiau biškai. Aha, nu bet aš galiu pagirt, kad nors vakar taip stipriai už brolį pašventė, bet šiandien va. Planas yra planas. Nu, vairuoja puikiai, nieks, kai sako, planas nepasikeitė. Vis tiek išvažiavom ir vis tiek vairuoja. Aš džiaugiuosi, kad man nereikia vairuoti. Reikės dar. Reikės. Susiramink, gerbiamoji. Kai aš sakau, važiuoju. Kaip jūs galvojat, gerbiamieji? Mes palapinę pasistatysim? Manau. Normaliai, ką? Ne, tutim. Nieko nematau. Važiuoju. Nu, puikus oras, statyti palapinį, gamintis valgyti kempingę. Pasakau, ne oras. Tikrai statysim palapinį, tikrai neimsiu per Airbnb. Tikrai ne. Miela malonu. Pasitiko Lenkija. Pirmasis miestelis Naują Gutį. Pasitinka lietingai. Yra kaip yra. Nuo pirmą stotelį atvykom į vietą. Čia jūs pažiūrėkit, koks dydžio ežeras. Va taip. Tiesiog. Su skėčiais. Va toks. Ne, tai panašu, kad šiandien palapiniai tikrai nemiegosim. Pasislėpus. 430 km įveikta. Varam ieškot gyvenamosios vietos. Nu, mūsų palapinė. 0-1. Čia 9. Nu gerai, nemeluosiu, jau buvom jie. Ai, čia, ne, žodžiu, va čia gyvensim. Šiandien, nes lyja. Palapinės nepastatys. Nu, nice, patinka. Ne, ką čia daugiau nieko nereikia. O, sveiki. Čia keliautojai. Svarbiausia, kad ryte būtų kur... Oi. Kakutį padaryti. Nu, very nice. Tvarkinga, švaru. Gerai. O toks viešbutukas. Atvarai viešbutukas. Šampano duoda.
Gerai. Čia pusryčiam. Čia kai savaikiškėsis. Ne, žiūrėk. Nedaug liko. Šiandienos meniu. Makaronai. Tradiciškai. Makaronai. Berlinki. Ir bus paskaninta mozzarella. Nu, šitie 3 makaronai, dešrelės ir sūrius niekada nenuvylė. Svarbiausia. Ką turi turėti kelionį? Tai Sanjen makaronai. Niekas manęs neremia, nes šio greičiausiu metu niekas nerems. Tai tikrai. Kuskusas. Grikių dribsnių košė. Jisai šerpa. Nerodai, ne? Kaip jau įsikytas. Tai šitas. Maisto tokį. Jūs pažiūrėkit. Spėkit, kiek jinai prisideda prie... Daug prisideda, daug suvalgau, daug išgeriu nealkoholinio gėrimo, daug prisideda. O ne, bėga makaronai. Prisidirbom. Tai va, turistę pasiėmiau. Alpinistė. Pakrit, sako, dabar aš lauksiu valgyti. Nu, karač. Yra kaip yra. O. Va, mūsų vakarienė. Meniu. Pažiūrėkit, vora tinklinė. Makaronai. Namuose taip nevalgom. Ką šefas? Maliavoju. Pažiūrėk, čia vora tinklis vadinasi. Guilio mozzarella kokia gera. Gerai, reikšti. Antra diena prasideda. Liekam ilgutį. Laukiau, kol žmonas susiruoš. Nieko patys. Vakar nesisėt užrakinti. O. Čia. Kaip galite matyti, oras pasitinka fantastinis. Vasara 3000. Bet išlindus iš sklepo, tai čia... Nu, kaip sklepe gyvenus jo šviesiau, biškai. Pirma gera žinia, kad mašinas nieks nepavogė ir Tai jau tas džiugina. Sveiki. Maunam. Ir maunam. Kažkaip taip. Daryti. Nu ką. Geros kelionės. Planas šiandien Varšuva. Lankysim Varšuvą, nežinau, žiūrėsim kaip oras. Jeigu oras geras, varysim senamiestį, ten pilių kažkokių yra, vėliau papasakosiu. Po Varšuvos norim Krokuvą važiuoti, bet jau čia biškį per daug kilometrų. Tai pradedam važiuoti, o paskui matysim. Mes jau keli. Pusrytukai. Mamytei sakom ačiū. Ir pusrytukai į trasą.
Lenkijoje vakar kelius turbūt nutiesi. Lietuvėliai reikėtų pasitemti. Labai malonu. Bėgiam į Varšuvą. Liko 234 kilometrai. Ką mes te veiks? Nežinau. Varysim, pamatysim. Važiuojam. Sveiki atvykę į Lomzą. Šiaip atvykom kavos atsigerti. O, fontanas. O, vis prostata prasidėjo fontanui. Gauna. Tai jo, čia kažkur mūsų kavinė. Dar nežinom tiksliai kur, bet rasim. Einam ieškoti. Einam ieškoti kavinės. Parodysim. Neilgai. Nieko netrukus kavinė buvo surasta. Čia bus ragauta kava. Dar nenusprendėm, ar pasimsim neštis, ar gersim vietą. Nu, norės kavinėti, ne? Vostok, draugeli. Šios skaniaus kavelį. Nu, paragaus. Labai nice viečiiki. Labai nice. Romantiškai. Sigerkim skaniai. Išvažiuojam iš Lomzos. Nei vieno lomziško alaus nenusipirkti. Bet atsigėrė kavos. Kava gera. Ir keliaujam į Varšuvą. Nu, jau noris truputėlį Veiksmo judesio. Važiuojam tatkių pirkt man arba pasanoškų. Viską nurašym ant Lenkijos. Jeigu kažko neturim, pirksim Lenkijoje. Nu, ko ta rankytė trini? Biški šlampa? Reiks, rankų. Rankytės dėl ko? Stresas. Man vairuot didmiesčiuos yra stresas. Nu, atvykom į Varšuvą. Varom, pavemsim mašiną kažkur centre. Eisim biškai apžiūrėti. Pirštis kryžiuoti, lietos nebūtų. Nes mums reikia gero oro. Filmuoja čia mane didmiestį, bliama, čia klos avarijos nebuvo prieš tai. Taip gaušiai stabdė. Nu nieko, atvykom. Vytautas pažiūrėjai. Žiūrėkite 10. O, seniai. Bus pramiegota. Nu ką dabar? O čia taip įbūn, kai filmuoji, šnekėjai pramiegi išvažiavimą. Tai iš vieno kamščio į kitą kamštį, kur jo reikėjo išvažiuoti. Gerai. Būna. Nieko. Tuneliais pasivažinėsim. Nuvažiuojam toliau. Justai, delnai šlampa. Tai jau į padą išlampa. Ir padai. Jaudina žmogus tokiam dideliam mieste nepratęs vairuoti. Nu nieko, kažkaip nuvažiuosim bendrom jėgom, po biškį. Bendrom jėgom, sako? Bendrom jėgom?
spėkit, kokia pirma stotelė buvo Varšuvai. Man labai linksma. O mano žmonai dar linksmiau. Nu nieko, pakentėsim, paskui eisim automobilių detalių parduotuvę. Kad pakankint žmonų. Brangioji. Good luck įstelį tau. Dingoji Varšuva. Sveiki atvykę. Nu, čia turėtų būti gražus vaizdas, ką? O. Prieš jūsų akis Varšuvos kultūros ir mokslo rūmai pastatyti 1955. Gaila, kad sovietų pastatyti. Vaizdas gražus. Dar sprendžiam, ar kilt ar nekilt į viršų. Bet manau, gal vertėtų. Šiaip sako, lenkai jį arba mėgsta, arba ne. Mėgsta, nes gražus turbūt, o nemėgsta, nes sovietų paveldas. Nu, šiaip įspūdinga. Gražu. Pirmi kartai visada įdomus. Nu ką? Bandom kilt. Nedrąsus pasilieka pačioj. Bilietas į rojų. Varom. Atvykę į 30 aukštą. Gražu. Būtų saulėta, manau, būtų iš vis kitas vaizdas.
turas baigėsi. Einam žmonos ieškoti. Ne žmonos. Nu, žmona kitam kadre bus. Nu, sekants kadras. Va, žmona. Netilpau pro duris. Čia renkasi bailiukai. Nu, einam, parodysi dar čia. Konsas bus kažkoks. Nelaiko atvarėm. Nu, pažiūrim iš apačios, kur aš jau. Dar kartą. Nežinau, tikėjaus biškį geresnių vaizdą, jeigu sąžiningai. Bet yra kaip yra. Va taip, paliekam didžiąją pilį. O, gražuola. Žodžiu, bandom iki senamiesčių nueit dabar. Kažką ten hihi haha pavalgom. Geras vaizdelis, ne? O, mažiai dar žmonelio šalia. Oba! Tai va, senamiestį kažką užkirsim. Ir man atrodo, mausim iš tos Varšavos. Į Krokuvą. Krokuvą. Sakė, reikia sakyti Krokuvą. Aš sakau Krokuvą. O man sako, reikia sakyti Krokuvą. Yra skirtums, nemanau. Tai va, nu da, pažiūrim. Nu gerai. O, bėgam, mum raudonas užsidegs. Tokio Lietuvoje neturim. Liučiu, gera gatvė. Gerai, gerbėmieji, einam, pavalgom. Zik. Trumpas kelionės atnaujinimas. Visgi, aplankėm Varšuvą. Nebuvo didelių norų ten daug maliavotis. Girdėjom, žmonės šneka Krokuvą gražiai. Nu, tai važiuojam į Krokuvą. Kažkaip su palapinė, tik mums nesiseka planas jau antrą dieną, bet nu nieko, 7:30 vakarų. Pasiėmėm bookingą vėl. Ir ką, pamiegosim biškį viešbutukį dar šiandien. Ką, nu nieko. Štat būsim Krokuvą pasiekę. Rytoj galėsim normaliai nuo pačių rytų pradėti miesto pažinim. Pasaulio pažinim. Esat vaikai tokie pamokai buvę. Pasaulio pažinim. Esat. Liko dar 151 kilometras. Nu jo. Ir būsim vietoj. Spėkit, ką valgysim. Nes pats nelabai žinau. Ai! Valgysim grikius su šoninė. Man atrodo, ne? Tai buvom paplanavę. Jo. Turim ir šprotų, jei ką. Šausim dabar. Turistiškai varysim visą kelią. Sakėm, arba sukūsim, arba numirsim. Atvykta į hotelį Krokuvoje. O, sveiki. Vyksta pasikrovimas keliauti į viešbutį. Nu, kaip nors. Tai va, žodžiu, susivėlinom čia. Bet nieko. Va tiek turim stafų. Meškeriai, svarbiausia. Nu gerai, žmona. Susikrovė triusikus. Jo. Ką? Dabar tau reikia paimti triusikus. Man triusikų reik. Ir, kaip sakoma, kas čia kampė pasislėpęs, kas čia toks. Nieks nematė. Gerai, susirenkam manatkės ir einam į hotel. Šits. Nu gerai. First impression.
Tai aš nesuprantu, čia yra raktas. Eik pajudėk biškį, pašviesą įsijungt. Čia yra raktas. Ai, tai čia. Tai kam čia tie tokie su tais vaidina? Bangos. Sveiki. O, žiūrėk, iš karto į spintą galvojau atsimušiau. Duokit šviesos man. Welcome! Pažiūrėkit. Čia mane tokia įdomesnė. Didelė. Atvykom. Krokuvą. Einam kažką biškį, hihi, haha. Labai išjung. Vaikam šitų matyti negalima. Bye bye. Publika, atvykom. Apibendrinimas dienos. Buvo aplankyta Varšuva. Nieką mes ten nepamatėm. Daug nenorėjom, turbūt. Tada buvo planas važiuoti į kempingą. Supratom, kad per vėjau. Tai galų gale vis tiek šojom iki Krokuvos. Esam kažkokiam viešbutį. Tikėjomės daug blogiau iš tikrųjų, bet nice. Patinka. Kas dar? Rytoj planas Krokuva. Lankysim, apžiūrėsim, kažką pamatysim. Tai nuo nuotaikos priklauso. Arbatėlis pasidarėm. Ane vaikai? Arbatėlio vakarais geria saugiai. Visi tai žino. Tai va, tiek žinių. Jaučiu čia ir atsisveikinsim, nes eisim pavalgyt, skaniai valgysim. Eik, tai šiandien, žiūrėkit, pasiėmė va tokį. Oi, skaniai valgysim, oi, skaniai. Nieko nereik Krokuvą. Toli, Varšuvai pavalgiam. Tai va, hippy. Kol kas tiek. Kai bus toliau, pažiūrėsim. Viso.